Taigi, gruodžio 20 dieną buvo sudaryta komisija jūsų valia garbės piliečio vardo suteikimui. Sausio 20 dieną komisija buvo susirinkusi pilnų sąstatų ir jos valia tapau tos komisijos pirmininku. Taigi dabar norėčiau jums pristatyti kandidatūrą dėl garbės piliečio vardo suteikimo. Reiškia, gavome Biržų rajono savivaldybės administracijos raštą dėl garbės piliečio vardo suteikimo. Tuo pačiu komisija turi Atžalyno pagrindinės mokyklos rekomendaciją bei Biržų Švento Jono Krikštytojo parapijos rekomendacija pasirašyta kunigo Jono Martėno. Komisija vienbalsiai pritarė šitai kandidatūrai. Protokolą tikriausiai jūs turit, aš nežinau, ar jį reikia jums skaityti, tai aš tik tai galiu perskaityti sprendimo projektą, kuris yra paruoštas dėl tarybos posėdžio balsavimo. Ar turėčiau dar ką nors daugiau? Pristatyti pačią kandidatūrą? Labai žinau visas tas procedūrinis dalykus. Savo nuožiūrą, jeigu norite detaliau pristatyti, galite pristatyti, bet medžiagą komiteto nariai yra gavę, tai visuomenė yra paskelbta, todėl galim tiesiog noriu paklausti komiteto narių, galbūt turite klausimų pranešėjui, teikėjui, susipažinę su tą medžiagą, kurią jūs gavote. Klausimų kaip ir nematau, tai tiesiog kviečiu. Aš jau, manau, turiu perskaityti to sprendimo projektą. Perskaitykite sprendimo projektą. Taigi, praleidžiant tą visą įžanginę dalį, tiesiog rajono savivaldybės taryba nusprendžia suteikti Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardą kardinolui Rolandui Makrickui už reikšmingą indėlį skatinant krikščioniškų bažnyčių dialogą, prisidėjimą sprendžiant socialinės nelygybės, migracijos, taikos, globalizacijos problemas, ganytojiškąją tarnystę Biržų, Lietuvos ir Biržų krašto žmonėms, aktyvią veiklą garsinant Lietuvos vardą tarptautinėse organizacijose ir diplomatinėse forumuose, rūpinimąsi Biržų krašto ateitimi. Tai va toks čia būtų sprendimo projektas, kurį, reiškia, o mūsų komisijai buvo irgi turbūt klausimas lengvas, todėl kad niekam nekilo klausimų. Tai tiek, kad kai kurie komisijos nariai buvo labiau susipažinę, mokytojai, kaip Rolandas Bukys, jie tiesiog asmeniškai buvo pažįstami su gerbiamu kardinolu. Tai dar nepaminėjau, kad buvo ir sutikimas jo paties, kad dėl to vardo suteikimo. Taip, kad visi formalumai išpildyti. Tai teikiu tik tai sprendimo projektą komitetą. Dėkui. Sprendimas išklausytas ir teikiamas svarstymui. Komiteto nariai, ar turit kokių pasisakymų ar klausimų? Klausimų neturit. Tai kviečiu komiteto narius balsuoti dėl Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo Rolandui Makrickui sprendimo. Kas balsuoja už? Nuotoliu prisijungę taip pat balsuoja už. Tai 6 balsais visų dalyvavusiųjų komiteto narių pritarta šiam siūlomam sprendimo projektui. Dėkoju už dalyvavimą posėdyje ir viso geriausio. Viso gero.